kad ir ką darydavau, atrodydavo vis nesigaudavo. Kaip su kokiom surištom rankom, dar atsimenu, jausdavaus, gulėdamas lovų, žiūrėdamas į lubas ir galvodamas, kur čia tas kažkoks pušas ar kažkokia savybė, ko man čia trūksta. Ar tai kažkoks valios reikalas, ar ko. Ir aš visą laiką norėjau uždirbti pinigus, bet ne tiek net dėl pačių pinigų, kiek dėl tokio žinojimo, kad einu teisingų kelių, kur galiu nerti jau pilna galva ir žinoti, kad kuriu kažkokią tai vertę ir yra kažkokia tai prasmė. Ir čia aš pasakoju apie save prieš 8 metus, bet prieš pradedant labai norėčiau paneigti porą mitų. Pirmas, tai kad tau reikia mesti darbą arba, pavyzdžiui, studijas, kad pradėti savo kažkokią veiklą. Ir jeigu taip galvoji, tai staigiai šitą mintį metam iš galvos. Darbas yra niekas kitas kaip kažkoks saugumas, užtikrintumas, šiokia tokia garantija, kad tu susimokėsi savo sąskaitas, turėsi galų gale stogą virš galvos, net jei ir tavo nauja veikla neišlaikys galbūt tavęs taip greitai, kaip tu tikiesi. Ir žiūrėk, galbūt tu dirbi iš namų, o galbūt tu turi kažkokią tai biškį griežtesnę ofiso politiką, bet aš esu tikras, kad bet kuriuo atveju tu turi valandą arba galbūt ne 2, kad galėtum skirti savo naujai veiklai ir pačiai pradžiai, tai visiškai to užtenka. Mitas numeris 2. Tai kad universitetas užtikrina tavo vietą ir garantuoja tau darbą darbo rinkoj. Na, atvirai sakant, manau, kad šitas mitas einant laikui taps kažkiek gal net juokingas, jeigu jis ir liks. Bet ką labai noriu paminėti, tai kad jokių būdų aš nesu prieš universitetus ar aukštąjį mokslą. Nekalbant apie tai, kad yra specialybių, kurioms universitetas ar aukštasis mokslas yra būtinas, bet kuriuo atveju jie išmoko atsakingumo ir yra tiesiog labai gera terpė žmogui, kuris yra dar toks suaugęs paauglys, tapti tokiu jaunu, suaugusiu žmogum. Eini į klases, klausai, bendrauji su profesoriais, su mokytojais, kažko išmoksti, susipažįsti su žmonėm, kurie galbūt taps tavo netgi viso gyvenimo draugai, arba galbūt partneriai, arba būsimi kolegos. Bet yra 2 labai svarbus dalykai. Pirmas, tai yra nemažas gapas tarp studijavimo ir pinigų uždirbimo. Ir tas gapas dabar tik tai didėja. Ir antra, 4 metai yra daug. Anksčiau gyvenimas buvo lėtesnis ir gal 4 metai net nebuvo toks ilgas laiko tarpas, bet dabar protingėti visiems įrankiam, kuriuos mes naudojam ir pasauliui aplamai greitėjant. Iš tavęs tikimasi, kad tu padarysi vis daugiau kiekvieną dieną, bet iš tavęs nelabai yra tikimasi, kad tu greičiau studijuosi ir greičiau pabaigsi tas studijas. Tad universiteto baigimas tikrai tau nieko per daug negarantuoja. Ir nemažai žmonių nustemba, kad su universiteto pabaiga mokymasis gyvenime nesibaigia. Tad eisi į universitetą, neisi į universitetą, čia visiškai tavo pasirinkimas. Ko tik aš norėčiau kiekvieno tikriausiai jauno žmogaus paprašyti, tai kad aklai nesikliautų kaip kažkokio tai užtikrintumo ir saugumo garantų. Ir nėra absoliučiai jokios priežasties studijuojant nepradėti savo kažkokios veiklos. Ar tai būtų kažkoks rimtas verslas, ar tai būtų kažkoks side hustle, arba kažkoks galbūt tiesiog hobis, kuris galbūt laiko einant taps apčiuopiamas. Jeigu ir netaps apčiuopiamu, tai bus tiesiog tavo veikla. Dabar turi energijos, turi laiko, esi savo gyvenimo tokio augimo fazėje, tai išnaudok tai. Nes kartais viskas, ko reikia, yra labai mažas pirmas žingsnis, nes po jo yra antras ir tada seka trečias. Tie žingsniai tęsiasi ir laiko einant žiūrėk tu jau visai toli. O svarbiausia tai, kad pradėti tai nereikia nieko. Nemeluok savo, sakydamas, kad tau reikia sulaukti kažkokių tai geresnių aplinkybių, nepažįsti pakankamai žmonių, neturi turtingos šeimos, to pačio universiteto laipsnio arba kažkokios tai grandiozinės naujos idėjos. Galbūt viskas, ko tai reikia, yra naujas side hustle. Ok, tai šiek tiek apie mane. 2017 metais aš gyvenau Australijoje, tuo metu dirbau finansų rinkoje ir visada turėjau galvoje kažkokį tai jausmą, kad turiu daryti kažką savo. Ir vieną dieną tiesiog mečiau darbą su $4,000 kišeniai ir palikau savo 2 mėnesius pradėti savo kažkokią tai veiklą, kad galėčiau iš to pragyventi arba važiuoju namo atgal į Europą. Mano darbo valandos tada buvo panašios kaip centre esančio Starbuckso, nes ateidavau tenai ką tik jam atsidarius ir išeidavau realiai prieš pat užsidarimą. Ačiū Dievui, gerai sutarau su baristom, nes kitaip būtų buvę nejauku, bet jokių būdų neturėjau savo galimybės išsinuomoti tuo metu ofiso, o namie dirbti nei tada sugebėdavau, nei dabar sugebu, tiesiog man yra neįmanoma. Dar kaip šiandien atsimenu, kai lygiai po mėnesio gavau savo pirmą pervedimą ir tada antrą gavau dar po 2 savaičių, o jau metų gale pradėjau uždirbti 9,5–10 tūkstančių eurų per mėnesį. Dabar turiu kelis verslus ir gyvenu maždaug tokį gyvenimą, kokį aš vaikystėj savo projektavau ir kokio maždaug tikėjaus, kad gyvensiu. Darau dalykus, kuriuos visada norėjau daryti, turiu aplink žmonės, kuriuos visada norėjau turėti. O kalbant apie materialius dalykus, tai tikrai yra dar pilna vietos, kur tobulėti ir kur juos auginti, bet tame ir yra visas grožis. Ta kelionės fazė, kur esi tikras dėl to, kur eini, kaip eini ir matai save
netolimoje ateityje tokį, kokį nori matyti. Kaip kokios kelios dienos prieš kažkokią labai smagią kelionę, kai esi visas excited ir drebi iš džiaugsmo. Duosiu dar vieną pavyzdį. Tai mano gimtadienis, pavyzdžiui, yra Liepos gale ir puikiai atsimenu, kaip vaikystėje, kai buvo 10, 11, 12 metų, visą Liepos mėnesį iki kol atėjo mano gimtadienis, aš būdavau žiauriai laimingas, nes turėjau ko laukti kažko, kas yra visai už kampo. Tai vadindavau tai tokio gimtadienio mėnesių. Tai net birželių nepasibaigus jau jis prasidėdavo, kai aš kiekvieną dieną galėdavau galvoti apie dovanas, kurias gausiu, apie draugus, kurie ateis, apie pačią šventę, visą dėmesį, kurio sulauksiu. Bet kai pats gimtadienis ateidavo, tai jis labai greit praeidavo ir tada tu lieki vėl tolimiausiam taške nuo savo sekančio gimtadienio. Tai ne pati šventė atneša tiek džiaugsmo, kiek tas toks ilgas laukimas kažko labai smagaus ir labai užtikrinto, dėl ko tu esi tikras, kad tai įvyks netolimoje ateityje, kada tu gali sau leisti tose mintyse ir fantazijoje maudytis. Tai kalbant apie verslą ir kitus dalykus, aš dabar jaučiuosi kaip tą savo gimtadienio mėnesį, kada esu pakankamai patenkinęs tuo, kas dabar yra ir esu labai patenkinęs dėl to, ką matau netolimoje ateityje už kampo. Ir iš dalies galiu būti dėkingas šitai situacijai dėl to, kad tada Australijoje pradėjau savo side hustlą. Laisvė, nepastovus, bet visai reikšmingas cash flow, kuris mane pastoviai palaikydavo ant tokių pirštų galiukų ir atvėrė naujas galimybės, tai tau reikia šito. Bet aš, kai pradėjau, tai išvaišiau begalę laiko eksperimentuodamas ir bandydamas dalykus, kurie neveikia. Kaip koks peliukas įmestas į naują labirintą. Šiandien aš tau atrinkau geriausius side hustlus, kuriuos, ne visus, bet kažkurį iš jų pradėčiau, jeigu iš manęs dabar viską atimtų ir man reikėtų pradėti viską nuo pradžių. Pradėsiu netobula seka, bet nuo tų, kuriuos gali pradėti greičiausiai ir kur kelias iki pirmų pinigų yra arčiausias. Tai ką, pradedam. Dauguma žmonių kasdien praskrolina TikToką valandas. Neretas turi netgi 3-4 valandų skrintavimą būtent TikTokui. O įsivaizduok, jeigu galėtum tą patį skrolinimą paversti pinigų mašina. O dar geriau, įsivaizduok, jeigu aš tau pasakyčiau, kad gali tą pradėti daryti jau šiandien. Tai leisiu pasakoti apie content clipping. Dideli prekės ženklai pastoviai ieško naujų akių arba peržiūrų. Tai content clipping yra toksai gan naujas dalykas, kuriame tu paimi brando jau egzistuojantį turinį ir tiesiog paverti pagal savo nuožiūrą trumpais video TikTok'e, Instagram'e ir kuriuose platformose. Gali padaryti cool kažkokią editą, gali galbūt iš kažkokio ilgo video padaryti trumpesnius ir pridėti tai kažkokį tai hooką, arba galbūt nufilmuoti savo reakciją į kažkokį tai jų video ar kažkokį tai produktą, jeigu tik nori save filmuoti. Ir kiekvienas prekės ženklas iš esmės paprastai turi kažkokius tai savo tokius mini taisyklės, kaip jie norėtų, kad tas jų turinys atrodytų, bet pagrinde palieka nemažai vietos tavo kūrybiniai laisvai ir eksperimentam. Čia prasideda smagiausia dalis, kad dažnu atveju tie brandai tau moka už sugeneruotas peržiūras. Ir tai reiškia, nėra jokio prisirišimo ar jokio tai įsipareigojimo. Tiesiog susikuri naujas paskyras, keli video ir paprastai uždirbi nuo $1, kartais $2 per 1000 peržiūrų. Jeigu gauni 1 000 000 peržiūrų, tai daugini iš 1000 ir taip toliau. Ir čia gali tiesiog parodyti, ant kiek supranti, kaip veikia algoritmai. Ir mūsų marketingo agentūra netgi jau pradėjo siūlyti šitą paslaugą. Tai jeigu netyčia turi brandą, kuriam tai būtų aktualu, arba galbūt esi žmogus, kuris norėtų klipinti kontentą, parašyk man į šitą Instagramą ir susisieksim. Einam prie antro side hustlo, kuris yra turinio kūrimas. Tai socialiniai tinklai pagimdė jau tiek milijonierių, kad iš tikrųjų sunku patikėti. Garsus žmonės ima už postus ne vieną $10,000, maži vaikai generuoja milijonus iš reklamos revenue, o apie TikToką net nėra reikalo plėstis. Ir būtent dėl to, kad visa šita rinka yra tokia dinamiška, yra šimtai skirtingų būdų, kaip uždirbti iš turinio kūrimo. Turinys gali būti rašymas, gali būti grafikos dizainas, montavimas, visokių postų generavimas ir taip toliau. Yra tiek daug įvairių ir turinio tipų ir to pačių skirtingų platformų, nuo Metos iki LinkedIno, kad beveik kiekvienas žmogus tikrai gali rasti kažką, kas jam tinka. Pavyzdžiui, socialinių tinklų, kaip Metos ir Instagramo turinio kūrimas, kažkokių tai postų ir vizualų, yra gan paprastas darbas. Čia daugiausiai reikia mokėti gerai viską susiplanuoti, parašyti tekstus, kurie yra dažnu atveju gan generic, tiesiog pataikyti brando toną, mokėti naudotis tokiais toolsais kaip Canva ir tiesiog turėti tokį bendrą estetiką
estetikos pojūtį ir tu jau gali uždirbti visai padorius pinigus. Bet visai kas kita iš karto būtų, jeigu norėtum kurti trumpus video, su kuriais brando tikslas būtų išeiti viral. Čia jau labai svarbu ir suprasti, kaip veikia algoritmas, nebijoti eksperimentuoti ir sekti trendus. Palyginus su tuo, apie ką kalbėjau prieš tai, apie turinio kūrimo socialiniuose tinkluose, tai yra tokia labai komfortiška ir mažai rizikos ir spaudimo užkraunanti rinka. Būtent tai aš ir turiu omeny, kai sakau, kad turinio kūrimas yra labai dinamiškas ir tinkantis labai daug skirtingų žmonių. Mano pasiūlymas tau, pasidaryk researchą, kokių turinio tipų ir platformų būna. Pavyzdžiui, dabar visai nauja ir sparčiai auganti yra LinkedIn Ghostwriting, kur tu rašai LinkedIn postus kažkokių tai ar verslininkų, ar kažkokių tai executive darbuotojų vardu. Tavo darbas būna išsiaiškinti, kokio tipo postų jie nori, galbūt truputį perimti jo mąstymą, kaip šiaip jisai rašo, apie ką jis nori kalbėti ir toliau. Tiesiog valdai jų profilius. Ir jų tikslas dažniausiai būna ar tai sugeneruoti kažkokių tai peržiūrų, ar pritraukti kažkokių tai klientų, tiesiog pritraukti akių ant savo profilio, kad kažkas jam parašytų ir taip toliau. Numeris 3. AI, vizualų ir video kūrimas. Ir šitas side hustlas man žiauriai patinka dėl to, kiek čia yra skirtingų galimybių ir kiek jų net daugėja. Tik tai yra du dalykai, kuriuos reikia turėti omeny. Tai pirma, jeigu nori būti geras šitų vizualų kūrėjas, tai turi visą laiką būti daugiau mažiau up to date su visokiais naujais toolsais, naujais visokiais modeliais, kurie išeina ir panašiai. Tarkim, kad ir dabar Google paleido Nano Banana, man atrodo vadinasi, kuris, jau gerokai lenkia visus kitus ir automatiškai tu turėtum sugebėti greit ant to peršokti. Ir antras dalykas, tai turi mokėti gerai promptinti. O viskas, ko tau po to reikės, tai kažkiek pakasti giliau, pakapstyti ir rasti, kur tavo šiti skillai, kurti kažkokius vizualus, būtų kažkokiam verslui naudingi. Ir čia yra irgi belekiek skirtingų variantų. Neseniai, pavyzdžiui, pabandžiau naudoti Sora, kas yra ChatGPT, šitas image ir video generation modelis. Tikrai nesu kažkoks profesionalus prompteris, bet tiesiog norėjau pabandyti pasidaryti YouTube thumbnailą vienam video, kurį dabar planuojam truputį vėliau sufilmuoti. Kelis kartus pabandžius, gavosi antie geras variantas, kad dabar tiesiog degam, kuo greičiau tą video padaryti vien tam, kad galėtume panaudoti tą thumbnailą. Pavyzdžiui, aš manau, čia galbūt net irgi yra niša ir kaip aš tą teklinčiau, tai parašyčiau visokiem YouTube creatoriam, turinio kūrėjam. Labas, esu ten toks vizualų kūrėjas ir siūlau nemokamai duoti tau sekantiem tavo 3 video 3 thumbnailus, kuriuos mes AB patestinsim su tavo kurtų vizualų. Tai bus tavo vizualas prieš to kurio vizualą, nes kai tu keli YouTube video, gali įdėti 2 vizualus ir žiūrėti, kuris geriau performina ir pasiūlyti jam, kad jeigu nors vienas vizualas tavo kurtas pralaimi pagal CTR, pagal tai, kiek žmonių procentaliai paklikino ant jo, tas kūrėjas gaus visus 3 vizualus nemokamai. Tau gali atrodyti galbūt, kad čia nelabai tau geras dealas, nes visai nemažai šansų yra pralaimėti vieną iš 3, bet čia tau labai geras dealas dėl 2 dalykų. Pirmas, tai yra, kad tu taip savo visai nesunkiai pasidarysi visokių gerų case study, kur tu ir daug būsi laimėjęs, ir aukštą CTR turėsi, ir pakelsi tą CTR, ten pasibuvo 2,5%, dabar 4% ir panašiai, net jeigu ir kažkurios pralaimėsi, nesvarbu, tu gali kalbėti apie tuos, kurios laimėjai. Ir antras dalykas, kad bet koks protingas kūrėjas, net jeigu ir tavo vienas vizualas kažkoks pralaimės ir jis gaus tą dealą, kad gaus visus 3 nemokamai, jis turėtų būti gan kvailas, kad nepasilikti tavęs dirbti, nes net jeigu ir tavo vizualai, kad ir visi 3 pralaimėtų mažų skirtumų, tai tu vis tiek jam sutaupai jau laiko, nes jis thumbnailus turėjo darytis pats prieš tai. Arba jis jau mokėjo kažkam, kad juos darytų. O jeigu tuo labiau, jeigu tik vienas tavo pralaimės, tai ta prasme 2 laimėjo reiškia, tai jam būtų gan kvaila nepasilikti tavęs dirbti. Taip, tai kiti dalykai, kuriuos gali daryti su AI, tai yra visokios produktų fotosesijos, ypač dabar su Google naujų modelių, čia yra labai paprasta ir labai daug atsirakina naujų galimybių. Tai va, o šokant prie kitų dalykų, kuriuos gali daryti su AI, tai jų yra daug, bet išvardinsiu kelis dar labai gerus. Vizualiai adsam, kas yra labai cool ir iš tikrųjų, jeigu aš dabar pradėčiau kažką nuo nulio ir turėčiau išsirinkti, ką veikti, tai aš su AI labai norėčiau kurti vizualus adsam, nes yra labai įdomu, tu realiai turėtum researchint, kokie adsai veikia, kokie adsai buvo galbūt, kurie veikia visą istoriškai, kokie dalykai parduoda ir panašiai, ir tau nereikia dabar mokėti jau paišyti nieko per Photoshopą, gali tiesiog promptinti. Antras dalykas, tai visokie grafiniai elementai, visokiem ar website'am, ar kokiem ten dar dalykam, brandbookam, reikia visokių tai elementų, ar tai būtų kažkokia tai ranka pieštuku nupiešta saulė, ar tai būtų koks mana potionas, kurį tu nori kažkur įkomporuoti ir panašiai, tai su jam gali visus šitus kurti, be backgroundo, tokius dalykus, kurie gali būti labai plačiai panaudojami, tai siūlau paresearchint. Trečias dalykas yra produktų fotosesijos, pavyzdžiui, dabar ypač su nauju Google modeliu, tu gali paimti kažkokią tai produktą, tarkim kažkokią tai veido kremą ir realiai sugeneruoti visą fotosesiją, nedarant realios fotosesijos. Ir ketvirtas dalykas, kuris yra labai įdomus, tai gali užsiminėti, pavyzdžiui, wall
art arba kaip yra tos visokios drobės arba maikučių dizainai, kuriuos gali parduoti Etsy. Ir dabar aš tau papasakosiu, kaip maždaug vyksta šitas procesas, nes jis yra gan paprastas. Tai pavyzdžiui, pasiemi Midjourney, netgi man atrodo yra free trialas, tai yra gali įsibandyti nemokamai, sukuri kažkokį tai wall art dizainą, pakeli raišką iki 4500 x 4500 su big JPG, tada visą gautą rezultatą įmeti į Canva Smart Mockups, kad gauti tokį realistišką variantą, kaip realiai atrodys tas tavo wall artas svetainė ir kažkam kitam kambarį. Įkeli viską į Etsy, fulfillmentą automatizuoji su Printify, tai tiesiog susirandi, pavyzdžiui, Amerikoje esantį supplierį, nes Amerikoje didžiausias marketas yra, kurie perka iš Etsy, ir white label pakuotės. Ir kai ateina užsakymas, Printify nuskaičiuoja pinigus, atspausina ir išsiunčia ir tau tiesiog lieka tas kainos skirtumas. Easy. Numeris 4, tai bus virtualus asistentas. Ir šitas variantas man labai patinka dėl vieno dalyko, tai dėl to, ant kiek jis yra konkretus ir aiškus. Tobulai tinka žmonėms, kurie yra punktualūs, atsakingi ir tiesiog mėgsta, kai viskas būna pagal kažkokią tvarką ir tam skirtas procedūras. Dažniausiai tu dirbtum su smulkiu ir vidutiniu verslų savininkais, paprastai tokiais kaip aš. Pavyzdžiui, man pastoviai reikia irgi kažkokios tai pagalbos, nuo pašto dėžučių tvarkymo iki kažkokių tai susitikimų, kalendoriaus planavimo, failų kažkokių suorganizavimo, skrydžių ar viešbučių rezervacijų ir galėčiau sugalvoti dar N dalykų iš tikrųjų, ko man reikia. Virtualūs asistentai taip pat gali būti atsakingi už visokių socialinių tinklų paskyrų valdymą, žinučių atsakymus, e-commerce, užsakymų, kažkokį vykdymą, sąskaitų tvarkymą ir daug kitų dalykų. Tai realiai, ką tu pats moki ir kas klientui reikalinga, kur yra ryšys, tą ir darai. Ir beje, aš matau, kaip vis daugėja virtualių asistentų agentūrų, kas tik įrodo didėjančią paklausą, o jeigu netyčia dabar tu klausydama šitą galvoji, o blema, čia yra visiškai tas, ką aš norėčiau daryti, tai būtinai parašyk man, galbūt man tavęs labai reikia. Numeris 5, tai community arba kitaip bendruomenių kūrimas ir palaikymas. Visi brandai nori, kad jų klientai būtų kuo jų arčiau. Vienas geriausių būdų tą padaryti, tai yra kurti ir turėti bendruomenės, kuriuose klientai tiesiog nori būti. Mes žmonės tiesiog prigimtiškai esam socialūs padarai, nesvarbu, ar esi introvertas, ar esi ekstrovertas, mes norime jaustis kažkur, kad priklausom, norim turėti vietą, kur galim pasidalinti savo patirtim, kažkokiais skausmais, idėjom ir taip toliau. Tvari ir sėkminga bendruomenė tikrai neužauga per naktį, tam reikia žinių, skilų, atsidavimo ir nemažai testavimo. Būtent čia atsiranda galimybė, nes šita rolė dar nėra labai plačiai pripažinta. Už ją dažniausiai būna tiesiog atsakingas kažkoks tai žmogus, kuris tiesiog dirba marketinge, tarkim kažkoks vidinis žmogus, kuris atsakingas už kokią social media, bet esmė, kadangi jis dirba šiaip visiškai kitą darbą, tai dažniausiai jis būna daromas tai viena koja ir 95% šitų bendruomenių yra tiesiog nelabai sėkmingos. Bet jeigu tu paskiri savo visą dėmesį ir tau pavyksta užauginti nuo nulio bent vieną sėkmingą bendruomenę, tai tu gali būti tikras, kad galėsi tą pakartoti. Laiku einant, jeigu tampi realiai profesionalas, kuris gali kažkam parodyti iš anksto, kad turi patirties ne vienoje, keliose bendruomenėse, kurias užaugino, tai aš tau garantuoju, kad tu tiesiog nespėsi su paklausa. Patikėk. Ja, šokam prie numerio 6. Ir tai yra outreachas. Verslams nuolatos reikia naujų lydų. Ar tai būtų darbuotojai, ar tai būtų kažkokios investicijų pritraukimas, ar tai būtų pardavimai, kažkokie tai susitikimai ir taip toliau. Esmė yra paprasta, tai kad paprastas žmogiškas kontaktas gali atverti labai daug reikalingų durų. Patikėk manim, kai aš sakau, kad kiekvienas verslo savininkas nekenčia daryti to pats. Ir čia atsirandi tu. Pradžiai net nereikia kažkokio tai labai specifinio techninio skilo, užtenka geros komunikacijos, atkaklumo ir fokuso į rezultatą. Tavo tikslas šiuo atveju nėra, pavyzdžiui, parašysiu 300 žmonių. Tavo tikslas yra atvesti 10 susitikimų, suplanuoti 20 registracijų, 20 pardavimų, tiesiog kažko, ką sutarėt, kas yra tikslas. Ir tau reikia būtent ir dirbti dėl tikslo, o ne dėl padaryto darbo. Keli dalykai apie šitą side hustle. Pirmas, jis visai nesunkiai scalable, nes pradžiai gali viską daryti rankomis, o paskui gali inkorporuoti ir toolsus, gali outsourcinti tam tikrus žmonės, kurių tau reikia, kurie užima daugiausiai tau darbai laiko. Antras dalykas - konkurencija. Šitas dalykas yra visai konkurencingas, nes nemažai freelancerio agentūrų siūlo tas lead generation paslaugas, aš pats gaunu nemažai tokių pasiūlymų, todėl labai tau padėtų, jeigu tu kažkaip išsiskirtum arba sugalvotum kažkokią tai nišą, kurioje nori specializuotis, arba tiesiog būti kūrybišku, nebijoti daugiau eksperimentuoti, išbandyti daugiau toolsų, rašyti kažkokius įdomesnius skriptus ir bet kuriuo atveju fokusuotis rezultatą klientui. Čia yra svarbiausia. Tai trečias dalykas, jau spėjau truputį paminėti anksčiau, labai siūlau pasirinkti kažkokią tai nišą. Pavyzdžiui, galbūt nori dirbti su
asmeniniais treneriais ir ieškoti jiems klientų, arba tarkim dirbi tik tai su web dizaino agentūrom ir jom surandi klientų arba tai kažkokių tai susitikimų, kur jų darbas jau yra juos užklausinti. Kitas dalykas, kas kartais gali padėti, tai specializuotis kažkam tai kanale. Outreachą gali daryti per cold mailus, outreachą gali daryti per Facebooką, outreachą gali daryti per LinkedIną, outreachą gali daryti per Instagramo DM'sus, TikToko DM'sus ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas, tai pradėti yra lengviausia, siūlant tiem potencialiam tavo klientam, suorganizuoti kelis pirmus susitikimus nemokamai, padaryti 2 pardavimus nemokamai, arba kad jie mokės tik už rezultatą, iš kurio jie jau gali pelnytis. Ir paskui tu pradedi dirbti ir tada užbildinti tam tikrą connectioną, tam tikrą ryšį, pasitikėjimą ir taip toliau. Tada gali klausinti ant jau tau palankesnių dylų. Numeris 7 yra kiek kitoks, nes jis mažiau susijęs su visu digital pasauliu, tai yra flippingas, arba kitaip, lietuviškai yra perpardavinėjimas. Šitas side hustlas galbūt turi kažkiek ir neigiamas konotacijos tik dėl to, kad dažnai yra susijęs su tam tikrom apgavystėm, kaip pavyzdžiui, tikriausiai nemažai kas pardavinėja visokius fakinus ir potsus ir taip toliau, kuriuos atsisiunčia iš Kinijos. Faktas, kad skatinu jokių būdų nedaryti kažko panašaus, bet žinau, kad tikrai nemažai žmonių puikiai iš to gyvena arba gali, pavyzdžiui, uždirbti, kad ir papildomų pinigų. Labai priklauso, kokius daiktus šiuo atveju perpardavinėsi. Tai daugiausiai gali išdirbti iš visokių luxury itemų, turi suprasti jau tą nišą, turi suprasti, galėti įvertinti, kiek yra kažkokio tai produkto kaina, rasti juos pigiau, rasti, kas parduoda pigiau, galbūt nesupranta iki galo vertės ir tada juos bandyti perpardavinėti. Užsienį čia yra labai populiarus gigas, gali pardavinėti kėdus, kažkokius tai galbūt išskirtinius ir panašiai, bet šiaip į šitą side hustlą įeina bet kas. Tai gali lygiai taip pat ieškoti kažkokių tai kietų dalykų, kad ir toje pačioje Kinijoje, kažkokių tai kietų ar apšvietimo variantų, ar kažkokios tai bet kokios technikos, dėklų, kad ir kas tai būtų, ir pradėti ar tai per Skelbiu.lt, ar tai per Vintedą ir panašiai. Gali pirkti itemus per Vintedą, kažkokius tai brandinius, kuriuos matai, kad žmogus gal ne iki galo įvertino, arba bandyti nusiderėti ir tada perpardavinėti ir toliau. Viskas, kas yra tavo susidomėjimo rate, tik tai siūlau daryti tą tikrai etiškai, neapgaudinėti jokių būdų žmonių. Tikrai, manau, daugam čia gali būti tikrai neblogas būdas užsidirbti papildomus kelius šimtus ar net papildomus 2-3 tūkstančius per mėnesį. Numeris 8 yra stock contento pardavinėjimas. Tai šitas side hustlas, sakyčiau, gal labiau yra aktualus žmonėm, kurie užsiema kažkokiu tai fotografavimu arba video filmavimu, ar tai su kamera, ar tai su dronais. Nemažai ir mum net yra tekę, kai mes darydavom kažkokius tai video, norėdavosi kažkokį tai kadrą užpildyti kažkokiu tai stoku ir yra labai populiaru ir dabar įprasta visokiem turinio kūrėjam, tai būtent tą stoką pirkti. Tai jeigu tu nori kažkokio kokybiško stoko, kas yra, pavyzdžiui, nežinau, židinys dega, arba gal koks tipo katinas prabėga, arba ten kokiam mieste yra tamsa ir mašinos važinėja, nes galbūt aš pasakoju apie savo kažkokią patirtį, kur aš buvau ir aš noriu sukurti tokį gloomy, visai tamsų, melancholišką vaibą. Tavo darbas jau būtų užgauti tokius momentus, kurie pasakotų background kažkokią tai istoriją ir paprasčiausiai juos pardavinėti tam skirtose websaituose, kuriuos tikrai yra labai nesunku surasti, nes yra tokie keli pagrindiniai žaidėjai ir aš žinau, kad kai kurie žmonės, fotografai ir videografai iš to uždirba tikrai labai daug. Ir geriausia dalis yra ta, kad tu nufilmuoji vieną kadrą, 15 sekundžių, įkeli ir jis amžinai yra kaip tavo produktas. Tai kiek tu jo parduosi, tiek tu parduosi, tau nebereikia nieko papildomai daryti. Numeris 9 tai yra faceless YouTube accountai. Labai patraukli, labai dabar sparčiai auganti niša. Jeigu aš pradėčiau kažką irgi dabar nuo nulio, tai tikrai būtų vienas iš dalykų, kuriuo aš visai norėčiau užsiminėti, nes pralaužus pirmus ledus ir pradėjus iš to uždirbti, tai yra tikrai fainas būdas tiesiog generuoti pajamas. Bet jis nėra labai paprastas, ypač pačioj pradžiai, dėl to, kiek skirtingų dalykų sueina į vieną tą video. Tai viskas prasideda nuo to, kad tu turi padaryti researchą, kokia tema tavo kanalas iš vis bus pastatytas. Tai gali būti nuo traktorių, kažkokių tai politikų, ar aktorių, ar entertainment ir taip toliau. Netgi šita vieta, kaip išsirinkti nišą, nėra labai paprasta, bet informacijos, kaip tą padaryti, yra nemažai. Tada eina patys video. Tai priklauso ir nuo video kokybės, nuo voiceoverio kokybės, nuo pačio skripto, koks jis bus parašytas, kaip jis bus sueditintas, koks jo bus thumbnailas, pagal tai priklausys, kiek žmonių ant jo paspaus. Aš siūlau šitą side hustlą išbandyti tik tai tiems, kas turi pakankamai kantrybės matyti prostus rezultatus kokius bent jau 4, 5 ar 6 mėnesius. Nes mūsų bendruomenė yra vienas žmogus, kuris iš to dabar visai sėkmingai uždirba. Jis iš reklamos dabar uždirba apie 4-5 tūkstančius dolerių per mėnesį, bet jeigu gerai atsimenu, tai jam iki pirmos monetizacijos užtruko 6 ar 7 ar gal net arti metų. Kad monetizuotum savo kanalą, tau reikia ten surinkti apie 1000 subscriberių, kažkiek tai viewsų, bet tas gali labai pradžiai užtrukti vien dėl to, kad tu turėsi tiesiog viską pradžiai išmokti. Ir tavo tikrai pirmas video tikriausiai nebus pats geriausias, antras galbūt bus geresnis
ir taip toliau. Tai čia daugiau apie tai neišsiplėsiu, bet jeigu tu galvoji, kad tai yra kažkas, ką tu galbūt norėtum išbandyti, tai labai siūlau daugiau padybinti, susirasti daugiau informacijos ir galų gale mažiausiai susirasti kanalus, kurie būtent tą daro ir pasižiūrėti, kaip maždaug tai atrodo. Gerai, tai jubiliejinis numeris 10, labai trumpai apie tai papasakosiu, mokymas arba angliškai tutoring. Tai jeigu moki bet ką, moki gerai matematiką, galbūt mokyklai gerai mokysi ir moki pakankamai gerai, kad mokyt 8-9 klasės vaikus, galbūt moki kažkokią tai užsienio kalbą, kurią galėtų mokyti. Maždaug jau suprantate, kad tai gali eiti visiškai bet kas, gali būti programavimas, manau tikrai nemažai tėvų dabar nori, kad jų vaikai mokėtų programuoti nuo ankstyvos jaunystės ar paauglystės, gali būti tas pats fotografavimas, video tinimas, absoliučiai nesvarbu. Absoliučiai bet kas, ką tu moki ir jauti, kad moki bent jau pakankamai gerai, kad tiesiog mokėt geriau už kažką kitą. Tu neturi būti visiškas profesionalas. Negalvok taip, nieks tavęs nenubaus, jeigu tu pasibandysi, visada gali pabandyti kažką pamokyti pradžiai nemokamai, kad pasižiūrėt, ar tau iš vis tai gaunasi, kažkokios pasisemti patirties, o galbūt suprasi, kad visiškai ne tau ir tiesiog galėsi to nebedaryti. Numeris 11 labai aktyviai naudojamas Amerikoje ir kitose didesniuose marketuose TikTok Shop. Tai TikTok Shop yra labai susijęs su turinio kūrimu. Tai realiai tu nori tiesiog pakankamai gerai sugebėti kurti turinį ir per jį parduoti kažkokius tai produktus. Galimybės čia yra absoliučiai beribės, tik tai viena problema, kad Lietuvoje TikTok Shop dar nėra, bet aš labai siūlau paresearchinti pakankamai, kad žinoti, kas tai maždaug yra ir pažiūrėti, ar tai yra kažkas, ką tu galbūt norėtum daryti ir tiesiog būti pasiruošus, būti vienam pirmų, pradėti tą daryti, kai Lietuvoje atsiras, o kad atsiras tai faktas, neaišku tik tai kada, bet manau, kad tai gali būti pakankamai greitai, žiūrint į tai, per kiek laiko maždaug rolautina tam tikrus dalykus per visas šalis. Ir paskutinis, numeris 12, tai tikrai ne bet kam tinkantis ir aš vėlgi pasiūlysiu daugiau padipdavimint truputį pačiam, tai yra Amazon Affiliate ir Product Reviewsai. Iš to galima uždirbti įvairiais būdais, tai Amazonas turi savo affiliate programą, kur tu gali pardavinėti bet kokius produktus, kuriuos jie parduoda pas save parduotuvėj. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, kuri kažkokią tai turinį, arba tarkim, aš šitam video galėčiau parašyti, kad mano mikrofono, kurį aš naudoju, mano kamera, kurią aš naudoju ir panašiai, rasi mano video description ir ten bus Amazono linkai, tarkim, taip iš tikrųjų nebus, aš nesu Amazon affiliate, bet galėčiau tą padaryti. Ir antras variantas yra produktų reviewsai. Tai siūlau irgi paresearchinti, kas tai yra, bet trumpai tariant, tai Amazonas siūlo pinigus netgi už tai, kad tarkim, kai tu naini kaip pirkėjas į kažkokią tai produkto puslapį, ten gali rasti video žmonių, kurie yra palikę atsiliepimus apie tą produktą ir jeigu žmogus nusiperka per tą kažkokį tai atsiliepimą, tai tas šiuo atveju kreitorius, kuris tą reviewsą padarė ir rašė, jis gauna tam tikrus komisinius. Tai labai tinka visokiems žmonėms, kurie nors kiek turi patirties su UGC kūrimu arba tiesiog yra pakankamai drąsus prieš kamerą, tai labai siūlau paresearchinti, išsibandyti ir pasižiūrėti, ar tai yra kažkas, kas tave galėtų dominti. Tai va, manau visi galim sutikti, kad šiandien galimybės yra tiesiog beribės, todėl labai siūlau tiesiog išsirinkti kokį vieną, o galbūt net 2 variantus, iš kurių aš šiandien pasiūliau, arba galbūt tu dar paieškosi ir atrasi kažką savo, kas tave galėtų dominti ir tiesiog daryti. Ir neturi žinoti pradžioj, kaip daryti, tiesiog daryti ir viską sužinosi bedarant. Labai paprastas dalykas, ką aš išmokau per visą savo gyvenimą, per visą profesinę karjerą ir panašiai. Jeigu yra viena taisyklė, ką aš galėčiau bet kam kalti galvą, tai kas daro, tas padaro. Jeigu darai, pasidaro. Ir taip visada veikia. Visada gali susigalvoti N priežasčių, kodėl kažkas turėtų nesigauti, kodėl gali būti per sunku, kodėl neturėsiu pakankamai žinių, nepažįstu to, nepažįstu ano, bet iš tikrųjų viskas gyvenime yra labai paprasčiau. Jeigu darai, padarai. Jeigu tau reikia kažką pažinoti tam, jeigu tau realiai reikia kažkam pažinoti, kad tu galėtum padaryti tą dalyką, tu bedarant darysi ir susipažinsi. Bet tikriausiai, kad tau nereikia ten pažinoti kažkokio žmogaus. Labai siūlau tiesiog neapsikrauti, nepergalvoti, pradėti mažai žingsniais, bet juos kartoti. Kiekvieną dieną maži žingsniai nueina galų gale maratoną, tad nebijok ir let's fucking go. Paskutinį kartą noriu paminėti, kad jeigu nori jau iš karto iššokti į bendraminčių ratą, į žmonių, kurie būtent nori ir daro jau savo side hustles, pardavinėja savo skillus kaip paslaugą arba daro kitus dalykus, tai labai siūlau tiesiog nueik į whoop.com/lfg50, pajoinink, ten iš karto gausi iš manęs žinutę ir pamatysi, ką reiškia, kai esi ne vienas ir kai yra daug žmonių, kurie dirba dėl vieno tikslo, pamatysi visų ir pergalės, ir kokius klausimus visi kelia, ir su kuo visi dylina, ir suprasi, kad visi eina labai panašų kelią ir tiesiog kartu yra ir smagiau, ir lengviau. Tad, čiau.